O jis jiems sakė: mačiau šėtoną kaip žaibą krintantį iš dangaus. Jėzus ištarė šios žodžius mokiniams grįžus iš tarnystės, kur jie skelbė Dievo karalystę, gydydami ligonius ir išvarinėdami demonus. Bet ar tikrai šėtonas tuo metu krito iš dangaus, o Jėzus matė jo pralaimėjimo reginį ir jam buvo taip svarbu apie tai pranešti? Tikriausiai svarbesnis yra kitas klausimas: ar šėtonas vis dar buvo danguje? Senajame testamente skaitome, kad Dievas išmetė šėtoną iš dangaus. Tave numečiau žemėn, sako Dievas per pranašą Ezechielį. Tu nustumiamas į Šuelį į giliausias duobės sritis, kalba per pranašą Izaiją. Taigi, kokiu būdu šėtonas vėl sugebėjo užlipti į dangų? Prisiminkime 3 pagrindinius Jėzaus tarnystės tikslus. 1. To meto žydų religinėje ir kultūrinėje sąmonėje liga dažnai buvo suvokiama kaip Dievo teismo ženklas, bausmė už nuodėmę. Jėzus per savo gydymo stebuklus ir užuojautą kenčiantiems iš esmės transformavo šį požiūrį, atskleisdamas naują Dievo kaip gailestingojo tėvo paveikslą, kuris nebaudžia, bet gydo ir myli. 2. Jėzui buvo svarbu ne pasirodymas. Jį nedomino konkurencija su velniu. Jėzus nesiekė įrodyti savo vertės per varžymąsi su šėtonu. Jėzaus akys nebuvo nukreiptos į priešą, jos buvo nukreiptos į tėvą, jo valią, jo tiesą, jo meilę. Todėl Jėzaus žodžiai ir darbai turėjo galią keisti širdis. Jie sklido iš meilės, ne iš ego. Mūsų egocentriškas protas linkęs įrodinėti, kad esame geresni ar vertingesni už kitus. Tai ir yra gėrio ir blogio medžio mąstymo sistema, kur klesti konkurencija, kur mes lyginamės vieni su kitais, kur baimė prarasti savo pozicijas yra stipri. Jėzus nežiūrėjo į šėtoną kaip į priešininką, kurį reikia nugalėti dėl savo šlovės. Jono Evangelijoje 8 skyriuje 50 eilutėje Jėzus sako: aš neieškau savo šlovės. Pirmiausia, Jėzus mokiniams rodė į šėtoną ne kaip į išorinį priešą, bet į vidinį. Nugalėti šėtoną reiškia nugalėti kaltinantį protą, kuris iškreipia tiesą apie dangiškąjį tėvą. Šis vidinis kaltintojas to meto kultūroje iškreipė Dievo paveikslą, priskirdamas jam baudėjo už nuodėmę vaidmenį, kuris siunčia ligas. Jėzus laužo šias žmonių proto tvirtoves. Štai ką dar svarbu suprasti. Jėzus kalbėjo palyginimais. Jo žodžiai buvo ne tik garsas, bet gyvi paveikslai, kurie kvietė žmogų pažvelgti giliau. Ten, kur protas nebevaldo, o širdis ima girdėti. Jis rinkosi alegorijas, nes tiesa, pasakyta pažodžiui, dažnai atsitrenkia į mūsų egocentrišką protą, į mūsų gynybas, protą, kuris nori būti teisus, ginčytis. Bet simbolinė kalba apeina mūsų ego, aplenkia jo sienas ir atveria širdį. Kai Jėzus kalbėjo apie garstyčios grūdą, avių ganytoją ar vynuogyną, jis nekalbėjo tik apie išorinius dalykus. Jis kalbėjo apie mūsų vidų, apie dangaus buvimą mumyse, apie vietą, kurioje tėvo meilė laukia būti atpažinta. Todėl simbolinė kalba švelniai atima iš mūsų pažodiškumą, tą troškimą viską paaiškinti, įrodyti ir statyti supratimų sienas. Įdomu paminėti, kad ankstyvieji bažnyčios tėvai labai turtingai suprato gerąją Dievo prigimtį.
Pirmaisiais bažnyčios šimtmečiais gimė nepakartojama šventojo rašto aiškinimo įžvalga, kuri vėliau blėso dėl atsiradusių denominacijų ir jų ginčių. Šventasis Ambraziejus ir Augustinas Pauliaus teiginį raidė žudo, o dvasia teikia gyvybę, laikė alegorinio aiškinimo šūkiu. Simbolinė kalba kviečia matyti, ne vien suprasti. Jėzaus žodžių simboliai neslepia, o atveria, kad galėtume išvysti šviesą, kuri gyvena mumyse. Kai pradedame į save ir į gyvenimą žvelgti tokiu vidiniu žvilgsniu, krenta nuo tėvo paveikslo visi iškraipyti, demonizuoti atspindžiai. Taigi, Jėzus matė, kaip krenta visi demoniški įvaizdžiai nuo dangiškojo tėvo paveikslo. Nes pagrindinė Jėzaus misija – apreikšti tėvą. Dvasininkas Karlas Freliksdorfas savo knygoje Demoniški Dievo įvaizdžiai rašo, kad daugelis problemų kyla dėl vaikystėje susiformavusių neteisingų esminių nuostatų į save ir į aplinką. Tokios nuostatos užsifiksavo ir žmogui susidarant Dievo įvaizdį. Žmogus gali lyg ir pakankamai žinoti apie Dievą ir pats kitiems žodžiais skelbti jį kaip gerąjį ganytoją ir mylinti tėvą. Tačiau savo viduje, tai yra pasąmonėje, gali būti užfiksuotas visai kitoks Dievo įvaizdis, kuris ir griauna žmogaus gyvenimą. Problema ta, kad sąmoningai šių klaidingų, demoniškų Dievo įvaizdžių žmogus paprastai nesuvokia. Štai kodėl, rašo autorius, norint žengti pirmyn bendraujant su Dievu, būtina sąlyga sąmoningai suvokti pasąmoninius demoniškus Dievo įvaizdžius ir jų daromą įtaką. Įvairios tikėjimo nuostatos ugdė ištisas kartas. Dažnai pasąmoninių klaidingų Dievo įvaizdžių atsiradimo priežastis lemia ir pačių tikinčiųjų asmeninės krizės, pažymi knygos autorius. Todėl emocinis raštingumas vienas svarbiausių dvasinės brandos ženklų. Meilė savo, meilė artimui nepasidaugina dvasinėse kovose ar akimirksniu vien ištarus Jėzaus vardą. Reikia drąsos, kantrybės, nuolankumo, priimti ir pažinti savo žmogiškumą, išmokti parodyti savo atjautą ir meilę. Vidinė nesveikata kuria klaidingus Dievo įvaizdžius ir paveikia ne tik žmogų, bet ir visuomenę visose žmogiškojo gyvenimo lygmenyse. Jėzus, patvirtindamas, kad jis nekalbėjo apie reginį, šėtono kritimą iš dangaus, bet apie kur kas gilesnius ir svarbesnius vidinius dalykus, sako savo mokiniams. Luko 10 skyriuje 20 eilutėje. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios, džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje. Vardas šventajame rašte reiškia prigimtį, tapatybę. Šiais žodžiais Jėzus tarsi netiesiogiai užduoda labai svarbų klausimą. Ar jūs žinote, kas esate? Štai kas svarbiausia. Jūsų tikroji prigimtis įrašyta danguje. Dangus jūs pažįsta. Jūsų esybė ne žemiškos kilmės, bet dangiškos prigimties. Ir kad šis dangus jumise atsivertų dar labiau, turite leisti kristi klaidingiams Dievo įvaizdžiams, kuriuos susikūrėte iš baimės, kaltės, gėdos, apleistumo jausmo ar riboto supratimo. Tikėjimas nėra teisingų įsitikinimų apie Dievą sistema. Tokios sistemos visada mano, kad jų tiesos yra galutinės. Tačiau dvasia veda į visą tiesą. O visa tiesa atsiskleidžia ne iš karto. Ji auga ir bręsta
kartu su žmogaus sąmoningumu ir emocinė branda. Žmonija auga ir kartu auga mūsų gebėjimas priimti naujus suvokimus. Tai vyksta palaipsniui, tiek, kiek kiekviena karta gali priimti. Senieji įsitikinimų vynmaišiai plyšta, nes juose nebetelpa naujas vynas, gyvasis dvasios veikimas. Tai skausmingas, bet būtinas procesas. Geroji naujiena visada yra geresnė, nei mes ją iki šiol, iki dabar, iki šiandien, net iki šios minutės ir iki šios sekundės supratome. Meilė mumyse auga, siekdama tobulumo. Ji visada didesnė, šviesesnė ir išlaisvinanti labiau, nei iki šiol gebėjome ją suvokti. Dievas yra meilė. Tegul griūva demoniški, iškreipti Dievo įvaizdžiai. Tegul mūsų vardai, mūsų tikroji prigimtis, suspindės tuo dangiškoju švytėjimu, kurį Jėzus atėjo mums apreikšti.